kai vyksta klasikinės muzikos koncertas, kokiai nors filharmonijoje arba Kauno sporto halėje ar dar kažkur, jūs pastebėkit, visada prasidėjus užgrojus klasikiniai muzikai yra pradedama kosėti ir yra pradedami leisti įvairiausi garsai koncerto metu. Jūs pastebėkite. Va, pavyzdžiui, ne? Aš apie va tokius kalbu. Štai lenda visi mikrobai iš gerklų. Tiesiog klasikinė muzika sužadina mikrobų lindimą. O štai vėl sunieštėjo gleivinė ir vėl yra kosėjima. Įprastai kosėjimas, koncentracija kosėjimo didžiausia būna tarpuose, tarp kūrinių, kai būna tyla. Bet dažnas neišlaukia ir tiesiog koncerto recitalio metu vyksta garsų skleidimas ir tai išprovokuoja ir menininko pyktį. Šiuo atveju pianisto pyktį jūs patys girdite. Intensyvėja ritmas, kumštukai niešti, rankytės dirba, tiesiog intuityviai gniaužiasi kumštukai. Taip, tada būtinai reikia išsitraukti analgetikų, kad numalšintum gleivinės mikrobus. Būtiniausiai. Alio, labas, aš koncertą su tavim. Mano žinoma koncerte dabar esu groja kažkokia muzika tavo. Klausyk, Ką tik girdėjome labai svarbų skambutį, tiesiog žmogus paskambino neatidėliotinų reikalų. Taip jau atsitinka kartais. Dažniausiai per klasikinės muzikos koncertus yra skambinama kažkokiais labai neatidėliotinais reikalais dėl boilerio, dėl sklypų, kažkokiais tai žemėtvarkiniais klausimais taip pat. Pasimėgaukime dabar muziką. O dabar priėjome prie įdomios dalies, kur kalbėjau apie pop muziką ir tai, kaip klasikinė muzika įtakoja pop muziką, tai jeigu mes paimtumėm šitą vietą ir užlūpintumėm, padarytumėm kilpą. Va grinai šitą vietą. Va jeigu paimtumėm, ane? Iš karto jaučiasi, kad yra labai daug potencialo superhitui. Iš karto švedų prodiuseriai jau gali dirbti su šita mėsa, su šito karkasu. Ir dabar aš kaip švedų prodiuseris, dabar toks pabūsiu švedų prodiuseris, aš pasiemu instrumentą. Aha. Aha. Jo, viskas aišku, aš nusiėmiau su instrumentu dabar melodiją, dabar mums ją reikia redukuoti, simplifikuoti. Ir maždaug simplifikavus bus maždaug kažkas tokio. Labai paprasta melodija ir dabar reikia iš karto beatą uždėti. Beatukas, iš karto hi-hatas atsiranda. Ir dabar reikia tiesiog bosas. Opa, važiuojam. Jo, ir tada reikia tokio reikšminio padainavimo. Jo, tokio daug reverbo. Jo, apie Sunshine kažką gali būti. Ir tada vokalai iš karto. Kažką tokio. Jo, apie šokį kažką tokio, žinai. Let's make love. Yes. Let's make love. Jo, į tą pusę kažką. Sunshine is shining, everybody. Ir tada dar dropas. Snėras atsirado. Iškart labai pagauli melodija. Noris šok aikštelėse.
norisi dainuoti kaip skuteriui. Va toks kūrinys, tiesiog labai greitai čia padarytas, toks kaip pavyzdys visiems skeptikam, kurie sako, kad klasikinė muzika yra, neklausau aš klasikinės muzikos, tai iš tikrųjų tu klausai ją. Tu ją klausai ir tu ją klausai per Arminą van Buureną, pavyzdžiui. Nes tu klausai Armino van Buureno ir net Arminui van Buurenui nežinant, ten yra pilna klasikinės muzikos. Jis gali neigti tai, bet taip jau yra. Lygiai tas pats yra su Mindaugėliu, Didžiai Mindaugėliu, jeigu tu klausai, ten yra irgi pilna klasikinės muzikos. Ten yra Dominiko Scarlatti pilna, ten yra pilna Sebastiano Bacho. Ko tik nori ten yra. Taip, kad tai tikrai yra neišsėmimi muzikos arodai ir aš skatinu atrasti klasikinę muziką ir klausytojus.